Balandžio 27 dieną galingos perkūnijos su smarkiu lietumi ir škvalai siautėjo Sindo provincijoje ir aplinkinėse vietovėse. Džafarabado mieste ir jų apylinkėse audra sugriovė namus, stogus ir saulės baterijas, sužeisdama 9 žmonės, 3 iš jų sunkiai. Stiprus vėjas taip pat smarkiai apgadino elektros tinklą, kelias vietovės apgaubdamas tamsa. Lietaus vanduo kaupėsi žemumose, sukeldamas sunkumų vietos gyventojams. Ta pačia diena provincijoje trenkė žaibas. Šikarpūro rajone žaibų smūgis padegė kviečių pasėlius ir gyvulių pašarus. Gortijaro kaime, tarp Parakų rajone, gaisras sunaikino 30 molių namų, sužeisdamas ir pražudydamas gyvulius. Netoli Pararijalo miesto, Kaipar rajone, žaibas trenkė į Datulių palmių giraitę, per naktį padegdamas medžių viršūnes ir sukeldamas paniką tarp gyventojų. Kambar Šagdat rajone 3 žaibų smūgiai sukėlė tragediją. 3 moterys buvo sužeistos ir žuvo 2 vaikai. Pastaraisiais metais planetoje stebimas neįprastai padidėjęs perkūnijų aktyvumas. Tačiau daugelis vis dar suvokia perkūnijas kaip normalų oro reiškinį. Nemalonų, bauginantį, bet tiesiogiai nekeliantį pavojaus gyvybei. Tai ypač pasakytina apie rajonus, kuriuose anksčiau perkūnijos buvo gana retos arba mažiau intensyvios. Ir tai yra pagrindinė problema. Mūsų suvokimas dažnai atsilieka nuo besikeičiančios realybės. Šiandien atmosferoje esančios elektros energijos kiekis sparčiai didėja. Vaizdžiai kalbant, atmosfera vis labiau primena milžinišką energijos kondensatorių. Šis kondensatorius yra nanoplastikas, turintis elektrinį efektą, tai yra gebėjimą kaupti ir išlaikyti energijos krūvį. Dėl to perkūnijos tampa intensyvesnės, žaibų smūgiai yra galingesni, o smūgiai vis dažniau įvyksta neįprastose vietose ir ne sezono metu. Žaibai tapo kitokie nei anksčiau. Mes esame įpratę, kad žaibai trenkia į aukščiausius objektus, todėl žmonės jaučiasi gana saugiai šalia pastatų ar bokštų. Tačiau pastarųjų metų realūs atvejai rodo, kad žaibas vis labiau trenkia tiesiai į žmones ar mines, net ir tose vietose, kur netoliese yra aukštesnių statinių. Štai kodėl laikas permastyti savo požiūrį į perkūniją ir žaibus. Šiandieninėme klimate jie yra potencialiai mirtini. Tačiau esmė nebijoti kiekvieno debesies, svarbu aiškiai suprasti, kaip elgtis. Jei girdite griaustinį arba artėja perkūnija, nevaikščiokite, nesimaudykite, nedirbkite laukuose ar nežaiskite kieme taip, lyg nieko nevyktų. Tuo metu svarbiausia nestebėti perkūniją, o greitai nuvykti į saugią vietą. Svarbu žinoti šias ir kitas taisyklės ne tik patiems, bet ir paaiškinti jas kitiems, o ypač vaikams. Jie yra labiau pažeidžiami, nes jie ne visada sugeba greitai įvertinti pavojų ir dažnai mėgdžioja suaugusiųjų elgesį. Perkūnija yra reiškinys, galintis kainuoti gyvybės. Ir kuo greičiau tai suprasime, tuo daugiau tragedijų galėsime išvengti.